Mobingas. Kas tai yra ir ką reikėtų daryti, jeigu darbe patirite mobingą? Mobingas tai nauja sąvoka atsiradusi šiandieninėje visuomenėje. Daug kas esame girdėję apie psichologinį ar kitokį smurtą darbinėje aplinkoje, apie garbės orumo pažeidimą. Tačiau šiandieną visą tai įvardinama mobingu. Mobingas tai yra psichologinio smurto apraiška, kuri yra įtvirtinta darbo kodekse. Garbės ir orumo pažeidimai visą laiką buvo reglamentuojami darbo kodekse, tačiau po šių pakeitimų yra daugiau numatyta pareigų darbdaviams, kad šių apraiškų būtų išvengta. Bendra prasme, mobingas tiek bet koks priekabiavimas yra draudžiamas darbe, jeigu asmenys jaučiasi nepatogiai, patiria kažkokią tai nepatogumą, jie yra šmeižiami, su jais elgiamasi neetiškai. Koks elgesys turi būti laikomas nepriimtinas? Tai gali būti bet koks fizinis prisilietimas, apsikabinimas per smarkus, arba palietimas peties, ar per užpakaliuką plekštinimas. Taip pat gali būti ir ne fizinis kontaktas, tačiau bet kokio turinio demonstravimas, komentarai dėl išvaizdos, dėl svorio, dėl lyties. Taip pat gali būti žeidžiantys komentarai, net nebūtinai tiesiogiai nukreiptais asmenį, bet tarkim kalbant kolektyve. Taip pat asmens izoliavimas nuo kolektyvo. Tai bet kokios situacijos, kada žmogus jaučiasi engiamas ar nepatogiai kolektyve, toje bendrovėje organizacijoje, jau galima teigti, kad tai yra kažkokios mobingo apraiškos. Šios apraiškos draudžiamos pagal darbo kodeksą, draudžiamos ne tik darbinėje aplinkoje, tačiau tai gali būti ir pertraukėlės metu, tai gali būti kažkokia darbdavio suteiktame būsto nuomojama komandiruotėje. Kągi tokiu atveju daryti, jei visgi asmuo jaučia, kad jo atžvilgiu yra naudojamas mobingas? Visų pirma, reikėtų surinkti įrodymus. Tai yra, galbūt yra susirašinėjimas su kolegomis, galbūt tai buvo padarytas kažkoks įrašas. Galbūt yra liudininkai, kurie matė šią apraišką. Surinkus visą šią informaciją būtina pateikti skundą darbo inspekcijai. Noriu pažymėti, kad, kaip jau minėjau, darbo kodeksas yra numatęs darbdaviams papildomų pareigų. Tai yra, jeigu darbovietėje yra daugiau negu 50 žmonių, darbdavys turi būti pasitvirtinęs prevencinę politiką, kurioje nurodyta skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka. Taigi, jeigu jūsų darbovietė yra daugiau negu 50 žmonių, tai tokį pareiškimą nedelsiant turite pateikti darbdaviui. Kokia atsakomybė yra taikoma darbdaviui? Tai viena atsakomybė, kas yra svarbiausia, tai reputacija. Greitai žmonės dalinasi socialiniuose tinkluose apie darbdavio elgesį pačioje darbovietėje, tai yra apie kolegų elgesį. Kita atsakomybė tai yra administracinė, kuri gali būti taikoma direktoriai už neetiškų pareigų sąlygų sukūrimą darbe. Ir trečia atsakomybė tai gali būti neturtinės žalos atlyginimas darbuotojui, jeigu šis ginčas persikelia į teismą. Kitas svarbus aspektas, kad jeigu asmuo elgiasi neprideramai, yra nustatomas mobingo atvejis, jis gali būti atleidžiamas iš darbo, motyvuojant to, kad šiurkščiai pažeidė darbo sąlygas. Taigi, bet kuriuo atveju mobingo apraiškos yra netoleruotinos tiek darbovietėje, tiek už jos ribų, tiek tai yra susijusi su elgesiu su pačiais darbuotojais. Ir taikoma yra atsakomybė tiek darbdaviam, kurie nesistengia išnagrinėti šio ginčo, tiek ir patiems darbuotojams, kurie pripažįstami naudoja psichologinį ar kitokį smurtą darbovietėje prieš savo kolegas.